Kaimo reikalų komitetas susitiko su Rumunijos parlamento atstovų rūmų Žemės ūkio, miškininkystės, maisto pramonės ir specialiųjų paslaugų komiteto delegacija. Svečiai domėjosi situaciją žemės ūkyje Lietuvai tapus ES nare. Rumunų delegaciją taip pat priėmė Seimo pirmininkės pavaduotojas Česlovas Stankevičius. Kaip po susitikimo teigia Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Edmundas Pupinis, Lietuva ir Rumunija turi bendrų interesų susijusių pirmiausia su ES struktūrinių fondų paramos panaudojimu, projektų paramai gauti rengimu ir vertinimu, ES žemės ūkio politika. Mums domina Rumunai tuo, kad jie turi savo komisarą, kuris kuruoja žemės ūkio klausimus. Tai kaip tik ir delegacijos šios tikslės ir mes su mielu noru pasiūlėme atvykti, aptarti kaip tik bendrus tos reikalus. Tai bendri reikalai su tiesioginiam išmokom ir su kitais klausimais, kurie dabar svarstomi ES, tarkim, ir maisto grandinės tiekimo nuo lauko iki stalo, tam tikrų mokestinių sistemų sutvarkymas. Mes norime suprasti galbūt kokios politikos toliau laikysis Rumunija, bet galiu pasakyti, kad pozicijos tos tikrai bendros yra, tai yra siekis gauti vienodas išmokas iš ES, taip pat galbūt suvienodinti kiek įmanoma mokestinę sistemą, kuri dabar yra pakankamai įvairi ES šalyse. Iš tikrųjų daug klausimų yra susijusių su kaip tik mūsų galimybėmis pasinaudoti ES struktūriniais fondais. Tas juos labai domina, kadangi jie tam tikrų problemų turėjo dėl ES įsisavinimo skaidrumo ir juos domina ši sistema. Rumunų delegacija, kuriai vadovauja šio šalies parlamento atstovų rūmų Žemės ūkio, miškininkystės, maisto pramonės ir specialiųjų paslaugų komiteto pirmininkas Valeriu Tabaros, taip pat domina mokslo reikalai susiję su žemės ūkio klausimais. Juos domina ir aukštojo mokslo reforma, tai kad pas mus šiuo metu yra kuriami tam tikri vienetai kaip slėniai, kurie galės įsisavinti nemažus ES pinigus. Pas juos kol kas mokslas silpnai gauna finansavimą iš ES struktūrinių fondų. Be abejo, juos, kaip ir minėjau, jau domi veterinarijos reikalai, nes iš tikrųjų šis sektorius pas mus pakankamai gerai sutvarkytas ir kaip tik ir jau profesionaliam lygmenį rumunų specialistai konsultuojasi su mūsų veterinariniam tarnybom. Kaip tikina abiejų komitetų nariai, Rumunijos ir Lietuvos bendradarbiavimą būtina sustiprinti, nes pagal prekybinius mainus ši šalis užima 32 vietą tarp Lietuvos partnerių. Svarbiausi rumunų eksporto partneriai – Italija, Vokietija, Turkija, Prancūzija. Importuotojai bei jau minėtų šalių – Rusija ir Kinija. Todėl Seimo komitetas planuoja esant galimybėms surengti atsakomąjį vizitą. Rumunų delegacija taip pat lankėsi Žemės ūkio ministerijoje, Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, Nacionalinėme maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute.